Sveiki visi. Šiandien pagaliau išlindo saulė, tai nutariau pafilmuoti. Čia turim naują statybą priešais Siemens areną. Taip gerai atrodo čia viskas. Čia buvo tuščia, tai dabar statyba vyksta. Kasa labai didelė duobė. Gręžia čionai. Pamatus turbūt lies, armatūrą veža. Išvežinėja smėlį. Šiaip įdomi, čia labai tokia grandiozinė statyba. Tiltas, tas kranas stovi. Gerai. Tuščia buvo čia prie pat, kas žino, prie pat Kalvarijų gatvės. Kitoj pusėje, kur buvusi kuro aparatūra, dabar socialinė mokslo kolegija. Ten prie saulę tai nefilmuosiu. Šiaip va čia va gerai atrodo tai. Va čia va, čia Siemens arena yra. Čia kitoj pusėje COVID testai tie yra. Siemens arenos ta automobilių aikštelė. Va, čia tokia statybė didelė. Vėjas silpnokas tai. Daug dabar statybų Vilniuje vyksta. Tai va, greit labai stato čia. Labai greit stato. Taip, vėjas biškį yra. Saulė gerai šviečia, tai čia geras video bus. Tai tokia statyba yra. Nauja. Taip, ten yra Siemens arena. Ten toliau yra Ozas, kas žino. Čia greitieji testai tie covidai. Šitą aikštelė buvo Vilniui pati pirmoji. Čia daug palapinių. Iš pirmo buvo viena, dabar čia kokios gal 6 ar 8 palapinės. Čia užtverta viskas. Daug, čia kartais eilė būna. Tai va. Tokia statyba, saulė. Tai šiandien tiek. Čia yra Vilnius. Tai priminsiu, kas nežino. Čia va taip. Kažkas bus gražaus, aišku, čia labai giliai kasa. Važiuoja sunkvežimiai, labai įdomi, čia suplanuota viskas. Čia va dabar didelis sunkvežimis laukia su armatūra, su metalu. Praleidžia tuos, kurie smėlį išvežinėja. Ten ekskavatorius kasa va, žalias, privažiuoja. Tas buvo įvažiavęs armat ir išvažiavo dabar. Tuos praleidžia. Tokia vyksta statyba. Čia įdomi viskas suplanuota. Tai ką, visiems ačiū, kas žiūrit. Kam patinka video, prenumeruokit mano YouTube kanalą, subscribe my YouTube channel. Tai ką, iki greito, visiems iki. Toks buvo Vilnius rytas, 8 ryto, jo, iki visiems, prenumeruokite kanalą, o kaip ekskavatorius kasa. Tai ką, visiems iki greito, subscribe my YouTube channel, iki.